Sveiki, mano vardas Povilas. Aš jums pristatysiu demo applicationą Proof of Concept of internetinės parduotuvės. Tai tarkim, mes turim kažkokius tai produktus, tarkim, kažkokius tai vandens valymo įrenginius ir mes norime juos nusipirkti, tai galim tiesiog spausti mygtuką Add to Cart. Mes matome, kad mūsų kortelėje atsirado tas produktas ir tarkim mes norim pažiūrėti, kas detalės daugiau, tai mes turime nuotrauką vieną, kainą, čia kažkoks tai aprašymas, bet čia trūksta, neįdėjau paveiksliukų, tai galima tą sutvarkyti vėliau, bet pagrindinė idėja buvo, kad mes galime tai įsivaizduoti kaip tas valymo įrenginys, tarkim čia įsivaizduokim yra šulinys, kaip jisai atrodytų šalia namo, tai aš by default padariau du šulinius ir mes čia pelės pagalba galim pritraukti, priartinti tą vaizdą ir tarkim mes norim tos šulinius pajudinti, tai galima tiesiog drag drop daryti su pele arba dar galima keisti parametrus, tai tarkim mūsų namas yra, nežinau, čia 10 000 milimetrų plotis, tai jeigu mes norim padaryti mažesnį, tai tarkim gal 5000, nu ir jisai pakeičiant čia susiaurėja. Tai galima tos parametrus keisti ir taipogi šulinio nuo namo irgi parametrus galima keisti. Tai tarkim, mes turime 4000, galim padaryti 3000 arba 2000 mm. Arba tiesiog drag drop su pele ir pasižiūrėti, kaip tas atrodo. Ir taipogi galim keisti, čia yra fensas, tai kaip čia lietuviškai būtų tvora ir irgi tos parametrus galima keisti, pakeitus tiesiog skaičių, tai būtų jeigu 15, tai taip atrodytų ir panašiai. Tai čia yra interaktyvus tas 3D modelis, galima visai čia vardyti, matos, šulinė eina žemiau paviršiaus, žolės nepadariau, bet tai irgi nemanau, kad būtų didelė problema. Viską čia dar galima customize pagal poreikį. Dar ką pradėjau daryti, neužbaigiau, pavyzdžiui, šitas galima irgi drag drop daryti tvorą, nu tai čia žodžiai jo, čia pavyzdžiui, šitas namas yra L formos dabar. Tai va toksai buvo projektukas, dar aš visokių idėjų turiu, tai būtų tiek šiam kartui, ačiū už dėmesį.